Sveiki visi. Labai džiaugiuosi taip gausiai matyti jūs susirinkusius. Tai šiandieną Ąžuolyno bibliotekoje tęsiame neuroįvairovės temai skirtą renginių ciklą. Ir šiandien mūsų tema yra itin daug, man atrodo, ir diskusijų, ir daug populiarumo, ir daug kontroversijos kelianti visuomenėje. Tai yra dėmesio ir aktyvumo sutrikimas. Ir šiandieną su mumis džiaugiuosi galėdama pristatyti gausiai specialistų ir puikių specialistų. Tai noriu pirmiausia labai padėkoti jums visiems, kad atvykote, skirti šį laiką, nes klausimų daugumai kyla labai daug, o tokios patvirtintos informacijos surasti ne visada lengva. Taigi, šiandieną su mumis gydytojas psichiatras, psichoterapeutas, mokslinių straipsnių autorius, lektorius, Amerikos psichiatrų asociacijos narys Vilius Ogenskas. Labas vakaras. Jis konsultuoja suaugusius nuosavoje psichiatrijos klinikoje Ragnarok kabinetas. Taip pat su mumis šiandien vaikų ir paauglių psichiatrė, LSMU ligoninės Kauno klinikos gydytoja, LSMU dėstytoja, Lietuvos vaikų ir paauglių psichiatrų draugijos prezidentė Dalia Velavičienė. Labas vakaras. Labai malonu. Taip pat vaistininkas, fitoterapijos specialistas Edvardas Kazlauskis. Sveiki, gyvi. Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos specialioji pedagogė, metodininkė Indrė Rimkė. Labas vakaras. Ir Kauno klinikų psichiatrijos klinikos ergoterapeutė, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto lektorė bei VŠI savarankiški vaikai klinikos vadovė Valda Gulbinienė. Taigi, tema viena vertus gana plačiai skambanti visuomenėje, antra vertus kylančių daug klausimų yra, į kuriuos atsakymų dažnai pateikti nesidrovi ir tie, kurie neturi tam tikro išsilavinimo, ar ne? Mes turime daugybę grupių socialiniuose tinkluose, ar ne, kuriuose žmonės dalinasi patirtimi, vieni kitiem dalina patarimus. Ir ne tik patarimus, bet taip pat ir vieni kitiem dažnai diagnozuoja, ar ne, dažnai labai girdime man ADHD, tau ADHD, mano vaikui, tu toks ADHD ir panašiai. Tai gal tada pradžiai, kas yra ADHD ir kuom jis skiriasi nuo paprasto nedėmesingumo ar polinkio į judrumą, tai kaip žmogui pirmiausia atskirti, ar ne, kad tai jau nėra tiesiog nedėmesingumas. Tai kas tas ADHD? Nes prasideda viskas nuo vaikų, tai iš tikrųjų šią dieną jau priimta ta nuomonė, kad tai vis tik priskiriama prie raidos sutrikimų. Tai nėra liga, tai tiesiog yra susiję su tam tikrais smegenų ypatumais, su neurochemija, su noradrenalino dopamino sistema ir dėl to aktyvumo dėmesio sutrikimų nesusergama suaugusio amžiuje ar paauglystėje, ar patyrus kažkokių stresogeninių įvykių, traumuojančių įvykių, sunkumų. Tiesiog simptomai galbūt gali išryškėti vienu ar kitu sunkesniu periodu, bet kokiu atveju jie turėtų pasireikšti nuo vaikystės. Diagnozuoti galima jau pakankamai anksti, jeigu tai yra tikrai sutrikimas, ir atskirti kartais gali būti tikrai sudėtinga ir tam reikalinga kartais net psichiatro konsultacija ir net neužtenka vienos konsultacijos, kad įvertinti, ar vis tik tikrai
tai atitinka diagnostinius kriterijus, vėlgi mes kalbam apie diagnostinius kriterijus, kurie yra surašyti specialistų, patvirtinti įvairių šalių, tai kartais irgi jeigu vaikas būtent yra dėmesingas kažkurioje vienoje srityje arba gal net ir keliose srityse, bet dėl to, kad tos užduotis jam yra per sunkios, dėl to, kad jisai kitų galbūt sunkumų patiria, tai nebūtinai reiškia, kad atitiks kriterijus ir bus diagnozuota. Jeigu kalbėti apie simptomus, tai vėlgi truputį skiriasi požiūriai, kokią klasifikaciją mes remiamės. Aš, kaip ir kiti Lietuvoje dirbantis vaikų psichiatrai, kaip ir dauguma Europos psichiatrų, remiamės Europoje pripažintą klasifikaciją, jinai vadinasi TLK-10. Ir turim vieną diagnozę, kuri vadinasi aktyvumo dėmesio sutrikimas. Tai simptomai turėtų būti tiek hiperaktyvumas, kuris iš tikrųjų su amžiumi jo mažėja, dėl to kuo vyresnis vaikas, kuo vėliau yra kreipiamasi ar paauglys, tuo sunkiau tą simptomą pastebėti, jis keičia savo formą. Antras simptomas yra išreikštas impulsyvumas ir trečias simptomas išreikštas dėmesingumas. Tai čia taip labai jau apibendrintai, nes tada reiktų tos visus simptomus dar detalizuoti ir trumpiau ir plačiau labai pasakoti. Dar kažką klausėte? Turbūt dabar galvojant, galima žinoma skaidyti į tas atskiras temas, tos simptomus, kuriuos minėjote, tai turbūt iš esmės atsakėte eigoje, gal irgi galėsime grįžti, kadangi man šitam irgi renginyje buvo labai svarbu pakalbėti tiek apie ADHD sutrikimą vaikuose, tiek apie suaugusiuose, todėl kad dažnai žmonės susidaro tam tikrą įspūdį, kas tai yra ADHD, priklausomai nuo to, su ko pirmiausia susidūrė ir kas visuomenė yra labiau prieinama. Ir vyrauja tikrai nekartą esu susidūrusi su mitu, kad ADHD būna vaikams, tik tai suaugusiems jo nebūna, arba jeigu žmogus gali ramiai sėdėti, tai jam tikrai ADHD nėra ir panašiai. Tai dėl tokių skirtumų ir kad juos atskirti, tai aš tuo pačiu tada paklausiu ir Viliaus. Tada mes galime apibrėžti, ar ne, kas yra vaikuose, ar ne ADHD, kuo pasireiškia, tačiau kaip yra su suaugusiais. Ar tai yra taip pat, nežinau, lengvai gal pastebima neįgudusiai akiai, kuomet yra sutrikimas, nes vaikuose dažnai net būna darželio auklėtojos, ar ne, išsako komentarus. Tai su suaugusiais aš manau, kad yra truputėlį sunkiau, nes, kaip sakė gydytoja Vėlavičienė, tam tikri simptomai nunyksta. Jie ne tai, kad nunyksta, jie pakeičia savo formą. Hiperaktyvumas dažnai impulsyvumu gali virsti arba bandant netaisyklingai susidylinti su, tarkim, tam tikrais simptomais, jie gali virsti nerimo sutrikimais. Ir dėl to suaugusiam amžiui yra dar gerokai sunkiau nustatyti teisingai diagnozę, nes atsiranda ir komorbidiškumas, depresija, nerimas, Taip, ganėtinai neseniai buvo taip jau sutarta, kad jisai pereina į suaugusių amžių, tai skaičiuojama, kad pagal skirtingus šaltinius nuo 3 iki 7% maždaug suaugusių gali turėti šį sutrikimą. Ir kodėl yra taip sunku diagnozuoti. Tai aš šiandien padariau tokius įdomus skaičiavimus pagal DSM kategoriją, jinai yra amerikiečių klasifikatorius, susiskaičiau, kad tarkim generalizuotas nerimo sutrikimas gali turėti 42 skirtingus variantus, depresija, kuri vadinama sutrikimu su 100 veidų, gali turėti 247 skirtingus variantus, tuo tarpu ADHD, imant bendrus tipus, gali turėti 66 000 skirtingų simptomų derinių. Reiškia, jeigu pasimsim 66 000 žmonių turinčių šitą diagnozę, jie visi gali turėti skirtingus simptomus. Tai ir tai turi turėti dar jų įtaką jų gyvenimui. Tai vien simptomatinė prasme nustatyti
šitą sutrikimą yra kosmiškai sudėtinga. Šone, įskaitant, kad yra krūvas, kurį imituoja tiek kompleksinis potrauminio streso sutrikimas, tiek nerimo sutrikimas, depresija, psichozės pradžia, psichostimuliantų piktnaudžiavimas, alkoholio abstinencija ir panašiai. Tai užsiimti savidiagnostiką yra mažiausiai pavojinga. Tai aš gal papildysiu iš tikrųjų, nes su tais pačiais iššūkiais tenka susidurti konsultuojant paauglius, kurie pasiskaitė ar ne internetą, ar pasidarė kažkokių savistabos testų, jų tikrai yra labai daug, ne visi jie yra moksliškai pagristi, dauguma kaip tik nėra pagristi, ar ne, kurie yra lengvai prieinami, nėra vertinami specialisto, nėra paruošiama tos testus atlikti ir tada jie patirdami dėl įvairių problemų, sunkumų ir nebūtinai net dėl psichiatrinių sutrikimų, sakykime, galbūt dėl per didelių tėvų lūkesčių, pedagogų lūkesčių, savo išsikeltų kažkokių gal ne visada realistinių planų, sakykime, labai daug pasiekti ir patirdami daug sunkumų. Irgi tada ieško, kaip su tuo tvarkytis ir tada priskiria savo tų simptomų. Tai iš tikrųjų vyresniam amžiui yra sudėtingiau vis diagnozuoti, nes tada nedėmesingumas gali būti dėl nerimo, dėl nuovargio to pačio, perdegimo, dėl, kaip ir minėjo kolega, dėl narkotinių medžiagų vartojimo, ką turim tikrai didelę problemą dabar paauglių amžiuje, tą eksperimentavimą, dėl psichotinių kažkokių reiškinių, eilė visokių gali būti niuansų, kurie irgi gali sąlygoti nesusikaupimą. Ta pati depresija, kai žmogus yra labai depresiškas, irgi tai yra vienas iš jau depresijos simptomų dėmesys. Dėl to ta diagnostika net ir specialisto kabinete jinai gali būti tokia gana sudėtinga. Tai šiuo atžvilgiu atrodytų, kad vis dėlto nustatyti ankstyvame amžiuje, kuo anksčiau nustatyti, tuo yra... Tuo paprasčiau, iš tikrųjų, tikrai. Todėl, kad mes tada lengviau galim pamatyti visą tą puokštę simptomų ir įprastai, kuo mažesnis amžius, tuo labiau trukdo judrumas, ar ne, kuris paskui jau nyksta ir tada jau tie simptomai likę, jie dažnai sutinkami ir esant kitiems sutrikimam. Ir kita vertus, tada vėlgi yra sudėtinga, kuo yra vyresni, saugesnis žmogus, aš kalbu iš vaikų psichiatro pozicijos, tai apie paauglius, sakykime, 16-17 metų, tai irgi yra ta rizika, kad jis ieškodamas pagalbos, kai patiria sunkumų dėl galbūt kitų priežasčių, bus linkęs priskirti savo simptomus ir pasiskaitęs, kokia turi būti ta diagnostika, taip pat gali įvardinti, pateikti tos teigiamus atsakymus. Tai dėl to yra labai sudėtinga, nes labai daug subjektyvumo. Nes turbūt tiek vaikas, tiek suaugęs, kai patiria sunkumus, ar ne, kyla klausimas, kas man yra, kas su manim yra, kas su manim ne taip. Ir tai suaugęs turbūt dažniau kelia šios klausimus pats savo, vaikui tuo tarpu šitos klausimus labai konfrontaciniu būdu dažniausiai kelia suaugusiai ir aplinka. Ir tai vėl tas... turbūt suaugusio, ar ne, tas momentas, kai pakartotinis klausimas, kas su manim yra, kas man ne taip, tai ir norisi kažkokio atsakymo, tiesiog norisi kažkokio patvirtinimo, kad su manim ne šiaip kažkas blogai, ar tiesiog aš kažkoks, nežinau, netikęs, nesugebu kažko daryti, bet kad tam yra priežastis ir priežastis ir išeitis kažkokia. Arba kartais būna idealizuojamas medikamentinis gydymas stimuliatoriais, kad tai gali spręsti visas problemas, spėti atlikti visus darbus, studijas ir atitikti tėvų lūkesčius. Tai su to irgi gali būti susiję, būna susiję. Taip, toks tam tikras pagalbos šauksmas, kai nebegali, ne? Tai pradėjome liesti ir medikamentinį gydymą, tai čia turbūt irgi vienas tokių, nežinau, vienas svarbiausių daugumai kylančių klausimų, medikamentinis gydymas, ar jis yra būtinas, ar jis yra gerai ar blogai. Tokie klausimai dažnai būna labai supaprastinti, tai yra juoda ir balta, gerai arba blogai.
ir arba visais atvejais negalima, arba visais atvejais reikėtų, tai vėl gal aš tuomet paskui norėsiu taip pat ir Edvardo paklausti, įtraukti į šią temą. Tai dabar dėl medikamentinio gydymo. Daugelis auginančių vaikus, kurie turi šį sutrikimą, iš ties labai bijo medikamentinio gydymo, nes yra, žinoma, kai kuriuose šalise yra ir gal ir per daug skiriama ar ne vaistų ir neatsakingai skiriamos diagnozės, tačiau vis dėlto kokiam procentais gal neklausiu, bet vis dėlto kokiai daliai vaikų iš tikrųjų jūsų nuomonė medikamentinis gydymas yra būtinas, svarbus ar iš tikrųjų reikalingas? Tai kadangi tai vis tik jau yra ar ne priimtas tas sprendimas moksliškai ir yra nustatyta, kad tai yra susiję su biologiniais smegenų pokyčiais, su struktūrom tam tikrom, tai daugeliu atveju vien aplinkos kažkokie pokyčiai, sakykime, psichoterapija, elgesio terapija, struktūruota aplinka ar ne, jinai negali duoti to pilnaverčio rezultato, todėl kad jinai duoda tą pagalbą vaiko smegenim iš išorės. Bet mes negaunam tos stimulo pagalbos iš vidaus. Tai yra smegenim, jeigu tai kalbant apie tą dopaminerginę, noradrenerginę sistemą, tai nėra vis tiek padedama su savireguliacija. Būtent šiuo konkrečiai atveju, priešingai nuo nerimo, pavyzdžiui, sutrikimų vaiko amžiuje ar depresijos vaiko amžiuje, elgesio problemų, šiuo atveju neretai reikalingas dėja medikamentinis gydymas. Aš labai mėgstu visada duoti tokį pavyzdį, kad jeigu nuolat kiekvieną dieną vaikas grįžta iš mokyklos su pastabom. Ar ne, vėlgi kas yra pastaba tėvams, ar ne, tai yra apie jų gebėjimą būti gerais tėvais. Tai vadinasi, kiekvieną dieną tėvai gauna pastabą savo, kad jie nėra geri tėvai. Tai mes turim iš karto labai stipriai didėjančią konfliktų riziką ir tarp pačių tėvų, ir su vaiku, ir netinkamo baudimo riziką. Mes turim nuolatinį jausmą vaikui, kad jis nesėkmingas, nes jis gauna pastabas, jį atriboja, jam neleidžia dalyvauti kažkokiose užklasinėse veiklose, vykti į klasės ekskursijas ir panašiai, nuo jo atsiriboja vaikai, nes dėja, nepaisant viso to drąsumo, aktyvumo ir panašiai, simptomai labai sutrikdo socialinį bendravimą ir įprastai tokių vaikų nenori bendramžiai, nes jie yra per daug aktyvūs, užgožiantis, neišbūnantis, greit supykstantis, besimušantis. Ir visa tai labai gali sutrikdyti vaiko funkcionavimą, dažnai ir sutrikdo, ir tai vienas yra iš kriterijų skirti medikamentus. Ir neretai tai jau pereina į tai, kad keisti mokyklą ar pasimti namų mokymą. Tai turbūt būtų gerai, kad to nereiktų. Tai tada kyla klausimas, ar negalėtų padėti vaistai, ir jie dažnai padeda. Nes tuo metu taip pat kinta ir vaiko savęs suvokimas, ir savęs suvokimas visuomenėje, ir galimybių savo vertinimas, ir tada ir turbūt motivacija lygiai taip pat stipriai kinta. Tai... Labai būna liūdna, kai jau pirmokai ar ne ateina į konsultaciją po 2-3 mėnesių mokykloje ir jie jau turi tą žinutę, kad yra blogi ir nesėkmingi. Tai irgi tada yra pamąstymas apie vaistą, kuris galėtų ne tik tai pagerinti tą visą procesą, ugdymo procesą, bendravimo procesą, bet taip pat yra ir tyrimų, kurie nurodo, kad laiku vis tik pradėjus gydyti, skirti kompleksinę pagalbą, tai būtent iš vidaus ir iš išorės, mes galim išvengti ir jau gretutinių įvairių problemų ar sutrikimų, tai tokių kaip ankstyvas pabandymas psichoaktyvių medžiagų, elgesio problemų,
problemos, nesėkmė mokyklų ir panašiai. Taip, nes pagalbos būdų ieško visi, tiek suaugę, tiek vaikai ir ieškodami randa, tiesiog priklauso turbūt nuo to, kiek prieinami, kurie būdai yra. Šitoje vietoje, kalbant apie suaugusiuosius, kaip yra su medikamentiniu gydymu ir suaugusiais. Viena vertus, tai tarsi atrodo lyg paprasčiau ir ne, nes jau suaugęs žmogus pats už save atsakantis, priema sprendimą apie save. Jisai pats pilnai galbūt gali prisimti atsakomybę, kiek prieinama jam visa medžiaga, gal 100% niekam neprieinama, bet jau tu kaip žmogus neši atsakomybę už save, pasitikė specialistu. Ar tai tikrai palengvina priimti šitą sprendimą? Tai irgi statistinis toks įdomus dalykas, pradėjus laiku medikamentinį gydymą sumažėja žūčių nelaimingose atsitikimuose. Tai yra vienas iš faktorių, kada galima išgelbėti žmonės ne būtent savižudybės atveju, o mirčio avarijose arba paskęstant, tai yra paskiriant laiku medikamentinį gydymą. O kalbant apie suaugusius žmonės, tai aš linkęs kelti klausimą jiems, ar jie nori tiesiog adaptuotis ten, kurie yra dabar, ir jie nori eiti tuo savęs įgalinimo keliu. Tai reiškia, kad keisti realiai viską, ką jie dabar daro, kaip jie daro, ir iš naujo bandyti suprasti, kaip jie galėtų visuomenė funkcionuoti, kaip kitokie žmonės. Tai priklausomai nuo to ir renkamės tą kelią, ar tai yra tik medikamentai, tam tikrom sąlygom, tarkim, kurie padės tiesiog adaptuotis dirbant darbą, kuriam žmogus nėra tinkamas iš savo prigimties, tęsti santykius, kurie jam netinka, gyventi aplinkoje, kurie jam netinka. Ir tokiu atveju, realiai medikamentinis gydymas yra numeris 1. Jeigu žmogus visgi nori daryti didelį pokytį, tai ir gairės skirtingų šalių sako, kad 3 dalykai turi būti įtraukti į lygtį gydymo arba pagalbos, tai yra psichoterapija, fizinis aktyvumas ir medikamentinis gydymas. Tai statistiškai tai yra pats patikimiausias variantas. Vėlgi, sakau, priklausant to, kokį žmogus nori tikslą savo kelti, kokias galimybės jisai turi tą tikslą savo kelti, galbūt šiuo metu negali, galbūt norės ateityje, pagal tai gydymo planą mes ir parenkam jam paprasčiausiai. Bet taip, reikia irgi tada sekti, nes yra žmonių, kurie linkia ir papiknaudžiautis psichostimulantais, visgi tai yra labai stipri psichoaktyvi medžiaga. Yra žmonių, kurie linkia bandyti apgauti, tarkim, suvaidinti sutrikimą tam, kad gautų legalių psichoaktyvių medžiagų. Tai galbūt šone dar yra, tarkim, nerimo sutrikimas ir paskyrus psichostimulantą būsena tik tai pablogėja, nes tiesiog aktyvinus noradrenerginę sistemą nerimas sustiprėja, tai tada pradžioje gal griebiam nerimo sutrikimą ir tik tai tada aktyvumo dėmesio sutrikimą. Ir variantų yra labai labai daug skirtingų, kaip sakiau, kiek 66 tūkstančiai skirtingų simptomų derinių, tai irgi priklauso, kas vyrauja. Nedėmesingumas, aktyvumas, ar tai mišrus tipas, ar šone nėra priklausomybės kažkokios tai daro, ar nėra, galbūt stimulantai yra geras pakaitalas žmogui, kuris ar taip savo ruoštų pirks, tarkim, gatvės amfetaminą, ir gydysis bet kokią kainą. Ar tu jam duosi vaistą ar neduosi, tai galbūt kartais pagalba yra suteikti tą švarę medžiagą, jeigu jis ją vis tiek vienaip ar kitaip vartos. Tai čia yra labai individualu ir tikrai įdomus tartis su kiekvienu žmogum. Nes yra nemažai turbūt smerkimo žmonių, kurie pasirenka medikamentinį gydymą, kalbant apie suaugusius, ir turbūt dar didesnis yra kalbant tėvų tarpe, kuomet tai tu duodi vaikui savo šitos vaistus, tai vėl yra ir tam tikros stigmos, kalbant apie medikamentinį gydymą. Žinoma, ne tik iš šitos stigmos baimės žmonės priema sprendimus, yra ir šalutiniai poveikiai, kurie ne visiems yra pakeliami. Tai šioje vietoje aš norėčiau tada paklausti Edvardo, kokios yra alternatyvos medikamentiniam gydymui ir ar jos yra skirtingos vaikam ir suaugusiam, ar jas
ko iš jų tikėtis, nes dažniausiai išgirstame žuvų taukai, magnis ir pagrindė ar ne, pasiūlymai būna tokie, kokios yra galimybės savo padėti be medikamentų. Tokiais atvejais padėti, kaip nekeista būtų, geriausiai fitoterapija, gydymas vaistažolėm geriausiai tinka vis dėlto vaikučiam. Dėl paprastumo. Kas bandėt įsiūlyti vaistažolių arbatų panašiai paaugliui arba kad ir suaugusiam? Suprantat, medicininė visuomenė ir vartotojai kaip visuomenė, jie yra susiskaldžius, vieni tiki, kiti netiki, o treti dar net ir neigia, o ketvirti dar ir keikia. Kaip galim padėti? Visų pirma, susitarėm su gydytoju. Reikia ar nereikia, kur riba yra, kada reikalingas gydytojas psichiatras. Jeigu gydytojas psichiatras ką nors paskiria, net ir tais atvejais, priedas prie medikamentinio gydymo visada duoda geresnius rezultatus. Pavyzdys. Smegenyse daug procesų, tarkim, reguliuoja, bet reguliuoja gamma aminosviesto rūgštis ir gliutamatas. Gliutamatas yra aktyvinanti medžiaga, o gamma aminosviesto rūgštis yra slopinanti. Ir smegenyse tarp šių dviejų medžiagų, gal nesakysiu, kad vyksta konkurencija, bet jie dirba kartu. Vienas stimuliuoja, kitas slopina, vienas stimuliuoja, kitas slopina. Jūs esat, tarkim, psichinės sveikatos sutrikimo turinti vaiką visuomeniai, koncerte, autobuse, šurmuly, salėje, užsiėmusi ausis. Suprantat, jis nesugeba, jam yra per didelis skausmas ir nesugeba filtruoti triukšmo, jis susidengia. Tai viršų ima gliutamatas, mums reikia gamma aminosviesto rūgšties, kad veiktų sintezė ir tam tikrų receptorių blokada. Ir įdomiausia yra tas, kad gamma aminosviesto rūgšties veikimas ir receptorių blokada reikalauja daug energijos smegenų. Pavyzdžiui, vaikučiui mokykloje, tarkim pirmokoje, sėdėkit ramiai ir klausykit, ką mokytoja kalba. O aplinkui kas daros? Paukščiukas už lango, draugas kažką tai daro ir dar čia sėdėt. Ir vaikas sėdi. Žodžiu, gamma aminosviesto rūgšties receptoriai ir pati visa ta sistema veikia puikiai, bet tai reikalauja daug pastangų. Nueinat į parduotuvę po darbo, po šito paskaitos, parduotuvėje ką mes pamatysim? Keksiuką, apelsiną, duoną pagaliau. Ir norisi paimti, suprantat, ir suvalgyti. Žinot, kad kai kurie tai ir padaro. Bet įsijungia gamma aminosviesto rūgšties visa sistema, blokuoja tuos signalus, blokuoja signalus ir mes susitvardom, tiesiog pasimam, einam į kasą. Bet taip pat, žinot, net tarp suaugusių žmonių, nepriklausomai nuo socialinio sluoksnio ir išsilavinimo, gali nutikti, kad bus padarytas čia ir dabar. Vaistažolės. Žinot, yra šimtai vaistažolių, kurios imituoja, gal net neimituoja, tiesiog blokuoja gamma aminosviesto rūgšties receptorius. Valerijonai tie patys. Juoktis galima, banalybė, bet jo veikimo mechanizmas, vienas iš mechanizmų yra gamma aminosviesto rūgšties receptorių agonistai jie yra. Vaikas ryte eidamas į mokyklą, jeigu gaus tokių vaistažolių, liaudiškai tariant, arbatos, jam susikaupt mokykloj bus žymiai paprasčiau. Kodėl? Gamma aminosviesto rūgšties receptoriai bus labiau blokuoti, truputėlį daugiau blokuoti
ir gliutamato sukelti stimuliuojantis signalai smegenyse, jie neims viršaus. Vaikas ramiai pasėdės. Ko dėtas šitas sutrikimas, apie kurį čia gydytoja kalba? Vaikas bus labiau susikaupęs, kai yra gavęs slopinančių arbatų. Paradoksas, bet taip yra. Tiesiog jam nebus šoninio, foninio trukdžio. Jis galės tiesiog daugiau susikaupti, taip toliau ir panašiai. Ir vaistažolių tai yra labai daug. Absoliučiai labai daug. Lavandos, valerijonai, liepžiedžiai ir pasifloros ir begalė kitų, ta prasme. Čia išsiplėčiau, galima test ir test. Jeigu eina kalba, girdėjot ir patys jūs suprantat, nes atėjot, aš manau, žinantis tą problemą ir jos sprendimo būdus. Noradrenalinas, dopaminas trūksta žmonėm, kurie turi šį sutrikimą. Mes kalbam ne apie medikamentinį gydymą. Vienintelis, bet neprastas dalykas yra, taip, priemonės yra aminorūgštis. Taip skamba banaliai, bet dopaminas vis dėlto gaminasi iš aminorūgšties tirozino. Yra tik vienas dalykas, kurio yra sunku išspręsti. Suvalgom aminorūgštį tiroziną, kurio yra visuose baltymuose, baltymingam maiste, arba tiesiog yra piliulės, tabletės ir panašiai. Iš dopamino, iš tirozino aminorūgšties smegenys gamins dopaminą. Bet jeigu ten yra sutrikimas, tarkim genetika, kažkoks aparatas yra, gamybos fabrikėlio sargas ar inžinierius, ilsisi, suprantat, smegenys turės pusfabrikačio, pirmtako tirozino, bet gali nevykti sintezė iš jo dopamino tiek, kiek norisi. Gali būti atvirkščiai, gali prigaminti labai daug. O tai irgi nėra gerai. Ir spaudimas, kraujospūdis gali kilti, taip toliau ir panašiai. Iš dopamino kas gaminasi smegenyse, sinapsėse, neuronų. Noradrenalinas toliau gaminasi. Matot, vien jau baltymingas maistas, vaikų mityba gali duoti grinai pusfabrikatį. Gal kaip vaikai valgo, mes patys žinom. Tai vien tokie paprasti dalykai gali pagelbėti. O nenoriu žimti viso eterio, apie dar vieną sistemą galėsiu papasakot truputėlį vėliau, jei bus. Dėkui. Ačiū. Tai atrodo šiek tiek prieštaringai, ar ne, nes medikamentinis gydymas yra stimuliantai, vaistažolės yra slopinantis. Kaip vis dėlto psichiatrai žiūri į tai? Aš tai manau, kad čia dar Edvardas nespėjo papasakoti visko, nes yra ir daug natūralių stimuliantų, kurie veikia tiek tas pats tirozinas teoriškai, ne, yra stimuliantų prekursorius, neteoriškai yra. Tai stimuliantai yra toksai kaip pagrindinis, nustatytas arba susitartas, labiausiai veikiantis ir akivaizdžiai greičiausia naudą duodantis preparatas, psichostimuliantas. Tai dažniausiai arba metilfenidatas, arba amfetaminų grupės vaistai. Amfetaminai patys iš savęs šiaip visiems žmonėms padeda susikaupti ir geriau atlikti tam tikras užduotis, išlikti budriems, tą įrodė nacių lakūnai nelabai gerai, kurie vartojo šitą medžiagą, tai dabar ta formulė yra pasikeitus iki šių laikų, bet pats principas lieka tas pats. Tai taip, susikaupti, išlikti energingesniam, sutelkti požiūrį, atlikti užduotis padeda stimuliantai, tačiau jeigu yra ir išsiblaškymo kažkokie tai simptomai arba kiti, mes galime duoti ir slopintojų,
tų pačių medžiagų, kurios veikia GABA-erginę sistemą, tam, kad, tarkim, būtų mažiau reakcijų į dirgiklį nereikalinga. Tik tiek, kad preparatai vaistiniai, kurie veikia tą gamma-aminosviesto rūgštį, liaudiškai vadinami ramekais, benzodiazepinai, tokie kaip Xanaxas, bromozepamas ir kiti, vaikų amžiuje nerekomenduojami visgi yra. Tai suaugusio atvejais kartais šone taikom, bet irgi kaip retą simptominį variantą. Lygiai taip pat galima veikti ir per kitas sistemas, per serotonerginę, kuri iš esmės yra irgi taip pat slopinanti, kuri reakciją į dirgiklį sumažina, atreagavimą į dirgiklį. Dirgiklis suveikia, tačiau pauzė tarp dirgiklio ir reakcijos yra parailgėjusi. Tai tų variantų yra daug, psichostimuliantai tiesiog yra tas labai greitas poveikis, kurį matom už valandos dažniausiai. Nes aš dar papildysiu ir, sakykime, antro pasirinkimo vaistai, tai selektyvus noradrenalino reabsorbcijos inhibitoriai, kurie turi antidepresinį poveikį, tai etamoksetinas pavadinimu toks būtų ir jisai skiriamas, taip pat turi indikacijas aktyvumo dėmesio sutrikimo gydymui, poveikis kitas ir jo negalima daryti pertraukų, yra daug visokių niuansų ir įprastai skiriam tada, kai rekomenduojam, kai yra kontraindikacija vartoti stimuliatorius. Tai yra ir daug plačiau tų medikamentų, kurie gali būti skiriami irgi skirtingų grupių. Taip, tai aš suprantu, tada yra ne viena, kuomet yra kreipiamas pagalba ar medikamentas valdyti nedėmesingumą, padėti sukaupti dėmesį, kitas yra impulsyvų elgesį kažkiek valdyti, ar aš teisingai suprantu, kad yra, ką kalbėjo fitoterapeutas apie raminančių, slopinančių vaistažolių teigiamo poveikį valdant impulsus. Valdant impulsyvų elgesį, valdant kažkokį reaktyvumą, valdant jautrumą garsams, kvapams ir panašiai. Bet tada yra stimuliantai. Stimuliantai labiau tada yra padedantis sukaupti dėmesį. Ne visai. Jeigu žiūrėti taip iš medicininės perspektyvos, tai vis tiek pirmo pasirinkimo aktyvumo dėmesio sutrikimo gydymui mes turim stimuliatorius ir jie tikrai veikia tiek į elgesį ir impulsyvumą ir tokios iš gal daugiau praktinės pusės netgi būtent stimuliatoriai geriau koreguoja impulsyvumą, elgesio problemas, kitų grupių medikamentai galbūt veiksmingesni, kai vaikas ne tiek daug turi elgesio iššūkių, bet daugiau turi dėmesio sukaupimo problemų. Bet kokiu atveju, pagal dabar galiojančius ir priimtus įstatymus ir bendras rekomendacijas tiek tarptautinės, tiek Lietuvos, šiai dienai pirmo pasirinkimo gydymas yra stimuliatoriais. Ačiū. Tai dabar viena vertus, mes dabar daug kalbame, kaip galima padėti vaikui arba pačiam savo, kad geriau prisitaikyti. Tačiau šioje vietoje norėsiu ergoterapeutę kreiptis. Tačiau turbūt kalbant ypač apie vaikus, taip pat žinoma ir suaugusius, bet pradėsim gal nuo vaikų, kiek yra svarbus aplinkos paruošimas ir ne tik aplinkos, fizinės aplinkos, bet taip pat ir tam tikro ritmo dienoje, įvairių įpročių formavimas. Nes dažnai, kiek man bent žinoma yra ir kiek skaitau kitų atsiliepimų ir patirčių, žmonės kreipiasi pagalbos, gavę diagnozę, tuo ir baigėsi. Ir įgūdžių lavinimas lieka kažkur kitur. Tėvai dažnai būna pasimetę, dažnai kiti įsivaizduoja, kad jau yra medikamentinis gydymas, reiškia kaip ir išspręsta. Buvo problema, yra sprendimas, kaip ir baigta. Gyvenam toliau. Tai šioje vietoje aš tada gal į jūs kreipsiuos, kiek svarbus yra ir ar tikrai, nes žinoma, miegoti visiems reikia laiku eiti ir panašiai, bet čia ne apie tai. Čia apie specialią programą, kuri yra būtina. Tai kalbant apie vaikus ir kaip padėti vaikams
sėkmingai pasiruošti į mokyklą, ar ne? Čia turbūt aktualiausias klausimas būna tėvams, nes tas rytas būna visiems labai sudėtingas, chaotiškas, visi visur skuba ir dažniausiai tėvai akcentuoja, kad visur vėluojam, nieko nespėjam, ar ne, bet kad užtikrintumėm tą sėkmingumą, vaiko pasiruošimą į tą mokyklą, ar ne, turime pateikti aiškias instrukcijas, ko mes iš jų tikimės, ar ne, nes toks pasakymas, instrukcija, kaip eik į vonią nusiprausti, ar ne, tai mes visi labai skirtingai tai suvokiam, ar ne, ir vaikas turintis aktyvumo dėmesio sutrikimą, nuėjęs į vonią gali rasti 100 priežasčių ir veiklų, ką ten nuveikti, ar ne, tai jisai pradeda gal rengtis, tada girdi, kaip mama sako, ateik valgyti pusryčių, jis užsideda greitai kojinę, tada bėga dantis valytis, mama vėl kartoja, kad eik valgyti pusryčių, ar ne, ir galiausiai jisai prie pusryčių stalo atbėga su viena kojine ir dantų šepetėliu. Tai kad to išvengti, mes turime labai aiškiai nurodyti mažais žingsniais tuos mažus veiksmus, struktūruoti vizualiniais tvarkaraščiais, ko mes tikimės, ką jisai ten toj vonioj padarys, ar ne? Tas dantų išsivalymas, ar ne, tai vėlgi, tai kaip ir jau nebloga instrukcija, ar ne, aiškesnė, ką jisai ten turi padaryti, bet vėlgi, kaip tai turi atlikti, ar ne, kad turi būti aiški seka, paveikslėlių, ar ten užrašyta, jeigu tai yra paauglys, ar ne, tai paveikslėlių nebenaudosim, ką aš turiu padaryti, ar ne, paimti dantų šepetėlį, jį nuplauti, uždėti dantų pastos, ar ne, ir valyti, naudoti laikrodukus, smėlio laikrodžius, ar ne, kiek tai laiko turiu daryti ir taip užtikrinsim tą sėkmingą, tarkim, susiruošimą vonioj, ar ne, lygiai taip pat, ką rekomenduojam visada, vaikai linkę, kai skuba visi ryte, pamiršta kuprinę, ar ne, ir galiausiai, jeigu ir tėvai stresę pamiršta, tai prie lauko durų arba prie to išėjimo, kad vaikui sudėti paveiksliukus, kad pasiemu kuprinę, gertuvę ir galbūt sportinę aprangą, ar ne, nes gali tėvai sulaukti vidury pietų skambučio, kad jisai pamiršo sportinę aprangą. Tai kad to išvengtumėm, visada labai rekomenduojam suruošti iš vakaro, lygiai taip pat su drabužiais, ar ne, drabužių pasiruošimas, kaip apsirengti, ką apsirengti, turim susiplanuoti iš vakaro, nusinešti į vonę ir pasidėti viską, ar ne, nes ryte vėl pasirinkimų bus labai daug. Kalbant apie mergaitės, kurios pakeičia ryte nuomonę, ar ne, suknelė netinka, tai galim paruošti 2 variantus, ar ne, bet tikrai neatverti visą spintą, nes vėlgi ten labai daug pasiruošimo ir labai daug chaoso. Tai tas instrukcijas jie supranta, ar ne, bet kaip tą sėkmingai atlikti, mes turime sukonkretinti mažais veiksmais. Čia lygiai taip pat, kaip nemokančiam plaukti, tarkim, ar ne, man nemokančiai plaukti, plaukikas pasakytų, rytoj plauksim nuo ežero vidurio į krantą, ar ne, aš suprantu, kas tai yra plaukimas, bet kaip tai teisingai atlikti, kaip man lygiai taip pat su juo nuplaukti į krantą, ar ne, tai aš to nesuvokiu ir aš iš jo tikiuosi, kad jisai pradžiai pradės mane mokyti, kaip tai daryti, gal mes keliausim į baseiną, nuo ežero kranto pradėsim ir tada nuo vidurio, ar ne? Tai supraskim, kad tos instrukcijos, tie maži suskaldymai veiksmų yra labai svarbus ir tikrai užtikrina tuos sėkmingus rezultatus. Ir ką labai svarbu, girti procesą, ar ne, nelaukti to rezultato, nes tas rezultatas pasiekiamas ne taip greitai ir jiems nėra paprasta tai atlikti. Tai iš tikrųjų, kokį elgesį akcentuosit, skatinsit ir girsit, tokį elgesį ir sulauksit ir jis bus linkęs pasikartoti ateityje. Jeigu mes akcentuosim, kad tu niekur nespėji, tu nieko, mes vėluojam į darbus, ar ne, tai ar ten mokytojo pastabą vėl tau parašė, tai nėra prasmės, ar ne, neįstengtis, nes vis tiek nieko negaliu padaryti. Tai jeigu mes akcentuosim ir tai, kad tau jau pavyko laiko atsikelti, pasimti kuprinę, tu jos nepamiršai, tai yra labai svarbu ir girkim visą procesą to vaiko. Turbūt dar praktika, ką rodo, tai tas namų darbų ruošimas irgi yra labai keblus ir sudėtingas procesas. Tai tikrai rekomenduojam, jeigu vaikas turi savo erdvę, ar ne, ar kambarį, ar kitą erdvę, tai
stalas, namų darbų stalas turėtų būti atsuktas ne į langą, o į sieną, ar ne, nes vėlgi labai plačios galimybės žiūrėti pro langą, bet ne į namų darbus. Neturi būti kažkokių ekranų, viskas turi būti išjungta. Ant to pačio stalo, jeigu mes turim namų darbus, ar ne, tai galim turėti atskirą, tarkim, namų darbų dėžę, tam, tarkim, 3 pamokos sudėtos, kas jo laukia, ar ne. Bet jeigu atliekam lietuvių namų darbus, tai tik lietuvių namų darbai ir turi būti padėti ant stalo. Tai yra lietuvių knyga, rašiklis ir sąsiuvinys. Daugiau visiškai nieko. Bet vėlgi, kaip pateikti tą namų darbų atlikimą, nes vėlgi atlik lietuvių namų darbus, čia irgi nieko konkretaus ir nieko neaiškaus mums yra, ar ne? Jeigu vaikui reikia išmokti atpasakoti tekstą, tai mes vėl vizualiai mažais žingsniais turim jam parodyti, kaip jis turi tai sėkmingai padaryti, ar ne? Galbūt pirmas veiksmas garsiai perskaityti, paskui pasibraukti pagrindinę mintį, vėl garsiai perskaityti ir ten paskutinis žingsnis papasakoti mamai, ar tėčiui, ką aš jau prisimenu, ar ne? Tai vėlgi mažai žingsneliais viską parodyti vaikui ir vizualiai pateikti. Labai svarbu taikyti tą pačią rutiną, naudoti. Tikrai nebūtinai po dienos, savaitės ar mėnesio suveiks. Gali užtrukti tikrai ženkliai ilgiau, bet tikrai nenustokim to daryti, nes jiems tada aišku, ko mes iš jų tikimės ir mums aišku tada, ką jisai turi pasiekti, ar ne? Naudoti tos pačius laikmačius visur. Ir kas svarbu, kad tarp tų namų darbų daryti sensorinės pertraukas vaikams, nes tikrai galit pastebėti, kad jau ten po 15-20 minučių jau kojos neramios, jau linguoja, gali ir nuo kėdės nukristi, nes tiesiog jau jam sunku susikaupti. Tai ta sensorinė pertrauka, ką galim daryti, tai yra trumpa pertrauka 3-5 minučių, kad nuraminti tą visą nervų sistemą, duoti vaikui galimybę pailsėti per įvairias veiklas. Čia gali turbūt ir ant stalo matyti tokius pagrindinius akcentus, galėsit paskui gal ir pasižiūrėti po renginio. Tai galit matyti juostas, tai tos pasipriešinimo juostos, terebent juostos. Mes dar jas ruošiant namų darbus dažnai naudojam ant kėdės, priekinių kojų, jas apgaubiam ir vaikas turi galimybę spyruokliuoti kojomis, ar ne? Mes išvengiam to tokio netinkamo elgesio, sienų spardymo ir visų kitų dalykų, tai tas juostas naudojam ne tik tempimam pratimams, bet ir dedam ant kėdžių. Pradžioj pratimai turėtų būti tokie aktyvesni, propriorecepcijos, kūno suvokimui, giliuosius raumenis apkrauti. Jeigu vaikas jaučiat, kad jau nori ten liesti visas sienas, galime su juo stumti sieną ar ne 10 kartų ir tėvai įsitraukia, labai svarbu. Galime su juostom, galime kūno kojinę, turime kūno kojinę, propriorecepciškai labai gerai veikia kūno erdvės suvokimui, kai jisai pajaučia tą erdvę, jam čia saugi aplinka, vaikams labai patinka kūno kojiniai daryti žvaigždę, iškelti rankas ir kojas ir daryti šuoliukus, jie tikrai labai gerai ir saugiai jaučiasi. Po to jau rekomenduojam truputį į raminantį poveikį eiti, naudoti ar ten ergoterapinę masę, ar antistresinius kamuoliukus, ar burbulus pūsti, ar kvėpavimo pratimus daryti, ar ne. Vaikams vėlgi čia pagal amžių labai svarbu parinkti, kokie tie būdai turėtų būti. Mažesniems labai patinka ten gyvūnus imituoti, kvėpuoti, įkvėpti pro nosį, iškvepiant, vaidinti gyvatę ir sakytis raidę pratęsiant. Tai labai priklauso, aišku, nuo amžiaus, bet vėlgi turim naudoti laikmačius, kiek mes ilsimės ar ne. Ir jeigu mes turim kažkokią sensorinę dėžę, pasiruošę, tai nenaudosim visko. Turim labai aiškiai su vaiku apsibriežti, ar ne, kad pertraukos metu naudosim kūno kojinę, naudosim masę ir darysim 2 kvėpavimo pratimus, ar ne. Nes tas dėžė vėlgi labai, labai stipriai patraukli ir grįžti vėl prie namų darbų yra labai, labai sudėtinga. Tai turbūt pagrindinė mintis tokia, kad kuo daugiau pateikti vizualiai, pateikti mažais žingsniais, ką po ko daryti, ko mes iš jo tikimės, tai kartoti dažnai ir skatinti tą tinkamą elgesį. Ar paminėjote daug įvairių priemonių, ar jos visos universaliai tinka kiekvienam vaikui, kuris turi šį sutrikimą, ar reikalingas tam tikras, pirmiausia, galbūt konsultacija, kurioje yra išsiaiškinami būtent asmeniniai ir ne to vaiko specifiniai poreikiai, polinkiai ir sprendimo būdai?
Taip, iš tikrųjų konsultacijos metu vis tiek vertiname ir tą visą sensorinį profilį, ar ne, ar vaikas neturi tam tikrų jautrumų, ar hipojautrumų, ar hiperjautrumo, ar ne, ir iš to paskui darome išvadą ir kokias priemonės taikoma. Kažkokių didelių kontraindikacijų tai tikrai nėra, čia daugiau turbūt turim pagalvoti apie veiklas, kurios aktyvina arba slopina, ar ne, kuriam etape esam. Ar vaikas yra kažkoks mieguistas ir jam sunku įsitraukti, jisai vangus, nesusikaupia, ar ne, tai mes jį jau turėsim truputėlį aktyvinti. Jeigu mes turim labai aktyvų vaiką, ar ne, kuris laksto po kambarį ir mums sunku jį sugauti, duosim tą tikslingą aktyvę veiklą, ar ne, kad nebūtų to tokio netikslingo lakstymo ir tada bandysim jį nuraminti būtent tais kitais nusiraminimo būdais. Tai turbūt visam tam vis dėlto reikalinga konsultacija, tyrimas, ar ne, kurio metu yra pasiūlomi tinkamesni sprendimo būdai būtent pritaikyti tai situacijai, ar ne? Taip, tikrai labai rekomenduojam pasikonsultuoti, nes vėlgi internete labai daug galimybių, labai daug visokios informacijos, bet nebūtinai jinai bus teisinga ir tinkama jų vaikui. Tai tikrai tas vaikas yra labai individualus ir hiperaktyvus vaikas tikrai nėra lygus kitam hiperaktyviam vaikui. Tai poreikiai yra labai skirtingi ir šeimos labai skirtingos ir mokyklos ir galimybės yra labai skirtingos. Tai taip, tikrai labai individualiai reikia atsižvelgti į vaiką. Šitoje vietoje aš tada, kadangi turime ir PPT atstovę, tai tada mes išgirdome daug ar ne įvairių priemonių, kurios gali padėti vaikui ar nusiraminti, ar išsikrauti, ar pertraukos metu po jos grįžti į dėmesingumo būseną. Kiek visa tai yra įmanoma mokykloje, kiek tai yra įtraukiama į PPT teikiamas rekomendacijas, tarkime, ir iš savo patirties gal taip pat galėsite pakomentuoti ir kokia jūsų patirtis ar atgarsiai pasiekia, kiek jų yra vis dėlto laikomasi pačiose mokyklose, kiek linkę bendradarbiauti yra patys pedagogai ir mokyklos administracija. Aha, tai jūs labai teisingai pasakėte, ar ne, kad čia yra labai svarbu bendradarbiavimas komandinis, ar ne? Pirmiausia, tikslingas yra nustatymas, ar ne, nes labai dažnai tėvai tikrai bijo ateiti į tą pačią pedagoginę psichologinę tarnybą ir sako, jūs ten dedat štampus, arba, na, taip liaudiškai tariant, tai pasakysiu, kaip tėvai sako, ar ne, jūs sako, mūsų vaikus padaro durnais. Nu, tikrai tarnyba to nedaro, ar ne, tarnyba kaip tik yra orientuota į pagalbą vaikui, nes dažnai tėvam būna sunku išgirsti, ar ne, kad vaikas patiria mokymosi sunkumų jau mokykloje, ar ne, dažnai tėvai užsiblokuoja, ar ne, ir nenori pas mus ateiti, nes liks kažkoks tai įrašas, ar ne. Tikrai tarnyba nedaro įrašų, ar ne, į ją sveikatą mes nekeliam ir tarnyba nenustatinėja apskritai aktyvumo sutrikimo. Tarnyba gali nustatyti tik dėmesio sutrikimą, ar ne, o toliau mes galim pastebėti, ar ne, bet atliekant tyrimą, kad vaikui kyla ir daugiau sunkumų negu tik tai dėmesio, ar ne, tuomet mes galim rekomenduoti apsilankyti pas psichiatrą. Ir tai yra tėvelių pasirinkimas. Kartais ir mokytojai ant mūsų pyksta, ar ne, sako, va, vaikas yra hiperaktyvus, ar ne, bet jam nenustatė aktyvumo sutrikimo. Kodėl, ar ne? Todėl, kad tarnyba nėra medicininė įstaiga ir jinai negali to padaryti. Tuomet mes ar ne parašom tik dėmesio sutrikimą, ar ne? Ir galimai dar kažkokias tai kompleksinius sutrikimus arba mokymosi sunkumus, ar ne? Taigi, kitas dalykas, ar ne, kalbant apie priemonės. Taip, apie visas šitas priemonės, kurias išvardino kolegė, ar ne, tai iš tikrųjų jos visos galime naudoti, ar ne, mokykloje ir tikrai mes jas įtraukiame. Tikrai visas šitas, ką šiandien paminėjo, ar ne, ypatingai atgalinio laiko, ar ne, laikmačiai, pasipriešinimo juostos, kūno kojinės, na tikrai jos nereikalauja labai didelių investicijų, tačiau mokytojas pats nenupirks jų, ar ne, tai vėl čia yra svarbus bendradarbiavimas su administracija. Ar ne, tai kodėl ir ar ne vaiko gerovės komisija sudaro, ar ne, visi specialistai ir būtinai turėtų sudaryti administracijos atstovas tam, kad jisai girdėtų poreikį, koks tai yra, ar ne. Specialistai gali suprasti, bet jeigu administracija neskiria tam lėšų, ar ne, tada mes to neturime. Taip pat dažnai būna iš pedagogų baimė, kad jeigu aš leisiu naudotis tomis priemonėmis vienam vaikui, ar ne, tai visi norės to daryti. Tai kodėl nesudaryti tos sąlygos visiems vaikams pabandyti? Nes natūralu, vaikai nori išbandyti tas pačias priemonės, ar ne? Tai leiskim vaikam. Ir tiem vaikam, kuriem tai bus naudinga, tai
tai jie ir pasirinks ir jie žinos, kuo jie gali pasinaudoti, ar ne? O tiem vaikam, kuriem to nereikės, jie pabandys, pažais, ar ne, ir padės į šoną. Labai svarbu mokykloje tikrai mokyti vaikus tų, ar ne, pagalbos būdų, kas man gali padėti, ar ne, atrasti. Tai čia irgi labai individualu, ar ne, nuo vaiko priklauso. Ir tas irgi labai svarbu pedagogo pažinimas vaiko, ar ne, nes tai yra taip individualu, ar ne, tikrai suprantu pedagogus, tikrai yra be proto daug vaikų, visi jie yra labai skirtingi, ar ne, kiekvieną pažinti yra labai sunku, bet ir vėl, ar ne, sakau, mes esame vieni laukia kariai, ar ne, mes turim pagalbą švietimui specialistų, su kuriais irgi turėtų būti labai glaudus, ar ne, bendradarbiavimas, tėvus įtraukiame į tai, ar ne, tėvai arčiausiai vaiko savo yra ir tikrai daug gali jums informacijos pasakyti naudingos, ar ne, kas aktyvina, kas slopina vaiką, ar ne. Tai va, pamiršau klausimą. Tai kol kas turbūt tiek ir užtenka, gal dar norėjau taip pat šiandieną taip pat telefonu kalbėjau su ADHD asociacijos atstovė ir galiu tik tai pasakyti, kad lygiai taip pat paantrino, kad vis dėlto priemonių įvairių naudojimas krenta būtent ant tėvų pečių ir todėl, kad būtent tėvai yra tie, kurie neišvengiamai turi eiti ir advokatauti savo vaikui ir vaiko poreikiams ir prašyti, kad tos priemonės būtų leidžiamos naudoti, tomis priemonėmis taip pat pasirūpinti ir taip pat, ką jūs irgi minėjote apie tai, kad galbūt ir kiti vaikai norės jomis naudotis, tai neturėtų būti problema ir tai galbūt net labiau padėtų siekiant išvengti stigmatizavimo klasėje ir iš to vėliau kylančių problemų. Tai mes turime kažkokias priemonės vaikams, kaip padėti, tai o suaugusi ar kūno kojinė ir ar mes galime ofisuose kažkaip įvesti, kad būtų norma galimybė naudoti kūno kojinę. Kinetinis smėlis gali labai padėti susikoncentruoti. Tikrai taip, tikrai manau, kad visiems, man kažkaip labai patiko, atsiprašau, dar neleidžiu dar išsišioti, bet man kažkaip labai patiko praeitose renginiuose, poroje jų dalyvavo Viktorija Milienė, vaikų psichiatrė, tai man labai įstrigo jos frazė, kad pakenkti šitomis priemonėmis mes negalime. Ir jeigu kažkas jas naudos, tai jos tikrai pakenkti nepakenks. Gerai, bet grįžtam prie suaugusių ir kūno kojinių. Tai ar yra kažkokios tokios grinai specializuotos, pritaikytos, moksliškai patvirtintos suaugusiam priemonės, aš tiesą sakant negaliu atsakyti, nes manau, kad gal dar šiek tiek per mažai laiko praėjo, kad būtų atlikta pakankamai tyrimų ir šiaip galbūt, nežinau, keistai, galbūt atrodytų kai kurie tyrimai, netgi imti surinkti kūno kojines suaugusiam turintiems aktyvumo dėmesio sutrikimą. Tai realiai, kas yra suaugusiam, tai yra tik tai įvairios nespecifinės priemonės, nors dauguma iš tikrųjų iš jų ateina iš to paties, ką daro vaikai, paaugliai. Tai aiškios taisyklės, aiškus nurodymai, ką turi daryti. Tai, tarkim, turiu netgi porą pacientų, kuriems yra 25+, tarp 25 ir 30, su kuriais mes mokomės per sesijas atlikti ryto rutiną ir nepavėluoti į darbą. Ir tai jau yra keli mėnesiai trunkantis darbas, pavyzdžiui, kaip atsikelti laiku ryte, valgyti pusryčius, išsivalyti dantis ir išeiti laiku į darbą. Tai jeigu jau vaikams tai yra sudėtinga, tai gali atrodyti, kad gali būti juokinga suaugusiam. Tačiau yra labai daug suaugusių, kurie neturėjo šitos patirties. Tai yra patirties, kad jų niekas nemokė. Nes taip jau žino statistiškai, kad jeigu jau vaikas turi aktyvumo dėmesio sutrikimą, tikėtina, kad vienas iš tėvų irgi jį turi. Tai gal ir paslėpta, gal diagnozuota, gal jis iš švelnesnės formos, bet dažniausiai turi, reiškia, kad bazinių įgūdžių tikėtina tas tėvas to vaiko taip niekada ir neišmokė. Tai labai dažnai pradedam tiesiog nuo paprasčiausios rutinos mokymasi. Ir kadangi tokie vaikai, irgi kaip buvo kalbėta, jau yra
susiformavę mintį, jog jie yra netinkami, kad jiem yra ne viskas gerai, jie dažnai būna maištautai prieš sistemą, jau savimi, jiem žodis rutina kelia baimę, pyktį, jie pradeda purtytis, rutina sugadins mano kūrybingumą, jeigu aš darysiu viską pagal rutiną, tai aš prarasiu save. Tai aš pateikiu tokią mintį, kad rutina gali būti asmeninė, paties sugalvota ir tinkanti tau pačiam, taip kaip tu nori sukurti savo dieną. Ir sako, bet tai čia rutina yra. Nu taip, rutina, jeigu jinai kartojasi, ne, iš dienos. Ir pavyzdžiui, vieta kūryba ne, irgi įtraukiama į rutiną. Tai va tas žodžio rutina prisijaukinimas yra vienas iš tų darbų, kurį reikia atlikti su suaugusiais. Rutina yra būtina kiekvienam žmogui, nesvarbu turi sutrikimą ar neturi. Rutina suteikia saugumą, rutina suteikia užtikrintumą to, ką aš darau. Didžiausia baimė žmogui yra nežinomybės baimė. Tai reiškia, kad jeigu aš nežinau, kas bus toliau, aš jaučiu baimę. Baimė yra pagrindinis trikdis atlikti apskritai bet kokį veiksmą. Ne? Dažnai iš baimės susitinkstam ir apskritai nieko nedarom. Sako, nežinau, ką daryti, tai guliu ant lovos ir nieko neveikia. Ne? Tai žinojimas, rutina, kiekvienam žmogui yra labai tokie baziniai, iš tikrųjų turėtų būti dalykai, tačiau nėra. Tai vat pradėti nuo rutinos, o apie ten priemonės jau po to galima siūstis iš kur nori, ko nori, bet svarbu, kad veiktų, čia yra pagrindinis dalykas. Mano draugui veikia, sakau, o tau veikia ar ne? Ne, man neveikia, tai kodėl? Nu tai, nes tu ne tavo draugas, tai tiesiog surasti tai, kas veikia. Čia kaip tos anekdotas tų planuoklių, 10 planuoklių vis kitų spalvų su tokiu lūkesčiu, kad jau dabar tai tikrai su šita gražia planuoklė aš susidėliosiu gyvenimą. Ar gali būti, kad nemaža dalis šitos problemos vis dėlto yra savireguliacijos klausimas? Ir negebėjimo susireguliuoti savęs, savo vidinės būsenos, susitvarkyti tiek, kad galėtum veikti. Čia toksai keliom šakom galima sakyti, tai savireguliacijos tos vidinės, kurie yra va, ta neuroraidos, tai taip jinai sudaro vieną dalį. Šitą dalį dažnai sprendžia stimulantai, ar tai būtų medikamentiniai stimulantai, ar tai būtų natūralūs kažkokie tai stimulantai, kažkas tai. Tai šitas dalį sprendžia. Dažnai žmonės turintys aktyvumo sutrikimai, suaugę ypatingai, labai labai daug rūko, nes nikotinas labai gerai, bent jau trumpam laikui, nesustimuliuoja. Tai čia viena dalis, kita dalis, tai yra niekada, kai tavęs niekada niekas nemokė, kaip reikia save reguliuoti, nes neturi tokio pavyzdžio, tai tu neturi paprasčiausių bazinių įgūdžių savireguliacijos. Ir dar tada neturi įgūdžių, kaip dylinti su visų gyvenimu ir tu staiga iš studento suolo, ne, su sesijom, kuriam šiaip netaip gal išlaikai, gal ne, tampi staiga suaugusiu, kuriam reikia ir mokesčius mokėti, ir nuomą mokėti, ir tu dar nežinai, kaip ir suaugusiu būti, ir dar kokia nors šeima atsitinka, ne, dar koks vaikas gimsta, ir dar, žodžiu, ir tu staiga tampi iš vaiko, kurio niekada niekas nieko nemokė nieko daryti, į suaugusi, kuris dar pats turi viską daryti, dar kitus mokyti. Tai va čia yra tas dalykas. Plius dar šonė savireguliacija, negebėjimas, hiperstimulacija kažkokia tai, arba hipostimulacija ir visa puokštė. Tai čia labai labai plati tema. Nėra viena tikrai atsakymo į jokį klausimą šitą situaciją. Bet papildant iš tikrųjų, kaip ir pradžioje buvo minėta, ar ne, dėl to ir atrastas tas gydymas medikamentais, nes jie būtent stimuliuoja slopinimo sistemą ir būtent taip ir gerina savireguliaciją. Tai yra ta pagalba iš vidaus, bet neatsiejama pagalba iš išorės. Tai būtent ką kalbėjo ir ergoterapeutė, ir apie mokymosi procesą, visa tai yra neatsiejama ir mes galime duoti bet kokius vaistus ar ne, bet jie nepadarys to stebuklo, to efekto, jeigu nebus komplekso. Ir
ką mes dėja turim dažniausiai prie aktyvumo dėmesio sutrikimo ir vaiko amžiuje dėja kartais diagnozuojama tas kitas sutrikimas, tai hiperkinezinis elgesio sutrikimas, kuris rodo, kad jau šalia aktyvumo dėmesio sutrikimo yra ir daug elgesio problemų ir jų yra tiek daug, kad jos jau atitinka psichikos sutrikimų diagnostinius kriterijus, yra kaip sutrikimas. Ir būtent, kadangi vaiko simptomai jie pasireiškia, aktyvumo dėmesio sutrikimo simptomai pasireiškia į išorę, ar ne, jis nesusikaupia, yra bruzdus, blaškus, impulsyvus, jis, aišku, tas elgesys jis yra iškart pastebimas. Ta pačia diena, kai jis kažką pastumė, trenkė, ar ne, pasiuntė mokytoją toli, dar kažką padarė ir iškart jis gauna daug pastabų. Ir tada vis yra stiprinamas tas efektas, ar ne, kad jis gali gauti dėmesį tik per tai, per savo blogą elgesį. Esu dėja konsultavus vaikų, kurie niekada nešventė savo gimtadienio, nes visada buvo blogi ir nenusipelnė švęsti. Po to jie nebenorėjo, būdami paaugliai. Ir tada užsiveda tas mechanizmas, ką minėjo ir ergoterapeutė, ar ne, kad per skatinimą, tai jeigu yra tikslas skatinti pozityvų elgesį, tai dėja sutrikimas yra toks, kad pradžiai visi pradeda skatinti tą neigiamą elgesį. Tai reiškia, kad gauna nuobaudų, kartais net gauna kažkokios ir antrinės naudos, tai reiškia, kad iškviečia tėvus ir gali nerašyti kontrolinio, nes kažką sumuši ir važiuoja namo. Tai arba sako, kad šią savaitę jūs ten pasitvarkykit pas psichiatrą ir nesirodykite mokykloje. Ir tada atsiranda jau ir antrinė nauda ir yra žinia vaikui, ar ne, kad jeigu aš padarau pusę užduoties, ar aš išsėdžiu iš 5 pamokų 2, tai niekam nekliūna ir tai nėra nieko gero. Bet jeigu aš kažką pastumiu, aš gaunu dėmesį. Ir dėl to yra labai didelė rizika turėti elgesio problemų jau kaip antrinių simptomų, kuriuos jau netgi ir paskyrus gydymą medikamentais, jau tada yra kitos priemonės ir elgesio sutrikimus gydyti, jie gydomi prastai ne medikamentais, yra labai sudėtinga. Dėl to, ką minėjo ergoterapeutė, ar ne, tas išskaidimas punktais ir pastebėjimas tų elementarių dalykų, kaip tėveliai kartais sako, nėra už ką girti. Išlipo iš lovos, gal yra už ką girti. Pasiėmė dantų šepetuką, nepabaigė valyti dantų, bet pasiėmė dantų šepetuką. Vadinasi, nuėjo į vonę, ar ne? Ir ta prasme, kartais atrasti tuos taškus yra labai sudėtinga, bet tik taip galima pilnavertiškai padėti. O sakykit, kalbam apie elgesio ar ne sunkumus prie šios sutrikimo, kurie kuo ilgiau turbūt su jais nesitvarkant, tuo jie turi tendenciją stiprėti ir sunkėti. O koks yra, tarkime, ar galima pastebėti skirtumą tarp skirtingų lyčių? Nes vienaip turbūt pasireiškia tarp berniukų, kitaip tarp mergaičių, kalbant apie suaugusius, paskui taip pat Vilius gal paklausiu. Tai koks yra, ar galima pamatyti skirti, nes tarkime būna, jeigu tai yra mergaitė, ar ne, yra kažkoks mitas, tai jeigu sienų nespardo vaikas, mergaitė nesimuša, sėdi ramiai tykiai, akim mirksi, bet nedaro dalykų, tai gal nėra maždaug tada, tai ar yra kažkokia specifika skirtis? Yra sudėtinga, šiai dienai mes atskirų diagnostinių kriterijų neturim, tai norint diagnozuoti, skirti gydymą ar ne, vis tiek remiamės tais pagrindiniais kriterijais, ta raiška, jinai, žinoma, gali būti šiek tiek kitokia ir mažiau išreikšta, mažiau į išorę, simptomai linkę pas mergaitės reikštis, bet kokiu atveju tikimės to ir judrumo simptomo ar nepadidinto, jeigu galvojant apie tokią pilnavertę diagnostiką. Tikėtina remiantis ir tyrimais, ir straipsniais, kad bus pokyčiai diagnostikoje, bet šiai dienai mes turim vieningus kriterijus.
O kaip yra su suaugusiais, ar yra? Aš suprantu, klausdama taip pat, kad yra vienaip su vaikais, kai galbūt tą galima užčiuopti anksti, turbūt yra visai kitaip, kai tai yra jau apaugę, įgavę visai kitas formas ir sprendimo būdus, kuomet ir maskavimas yra ilgą laiką jau pakeleivis šito žmogaus kelyje ir tada, žinoma, čia tada diferenciacija dar sudėtingesnė galbūt. Tai gal skirtumas tas, kad dėl skirtingų problemų ateina suaugę žmonės, o po to, jeigu suvedam į vieną, tai suvedam į vieną, kad aktyvumo ar dėmesio sutrikimas, tiesiog skundai ir priežastys, dėl kurių kreipiasi, yra skirtingi. Dažnai priklausomybės, impulsyvus elgesys, net nusikalstama veikla būna tokie vyrų nusiskundimai, jeigu jau tokių brandžių pavadinkim, o moterų dažniau būna depresinė simptomatika pirmoji vietai ir didžiulis nepasitikėjimas savim ir tikėjimas, kad aš negaliu, aš neverta, aš blogesnė, kodėl mano kolegės visos gali, o aš negaliu. Ir tas vidinis toksai, kad aš kažko blogesnis. Tai kreipimosi priežastis dažniausiai būna skirtinga. Ir čia tada vėl kažkaip ir kitose neuroįvairovės renginiuose vis dažnai labai iškylanti tema buvo neteisinga diagnozė. Ir tai vieni galbūt nerimauja, kad jeigu atves vaiką pas psichiatrą, tai ir nustatys. Jeigu jau ateisi, tai jau be diagnozės neišeisi, tai vieni galbūt bijo šito, nes yra turbūt ir darželio auklėtojų, kurios lengva ranka linkusios diagnozuoti kairę ir dešinę. Taip, sutrikimus įvairiausius. Kiti galbūt kaip tik ateina su problema, vieną galbūt geba artikuliuoti, vienus sunkumus geba, kitų ne. Ir tas neteisingų diagnozių. Čia prieš tai turėjome temą irgi itin gabių vaikų. Tai vėl labai didelis klausimas buvo, kaip atskirti, nes kai kurie simptomai tikrai persidengia. Tai lygiai taip pat čia kalbant ir apie depresyvės būsenas, apie nerimo sutrikimą. Ir tada, įskaitant, tarkime, ADHD grupės įvairius pasisakymus, pasidalinimus, labai nemaža dalis skundų yra, kad tiesiog patekau ne pas tą psichiatrą. Aš patekau pas specialistą, kuris neišmano, nenusimano. Ir tada prasideda kelionė nuo vienų medikamentų prie kitų. Tai ar yra net iš tikrųjų yra rekomenduojamų toje grupėje, yra rekomenduojamų psichiatrų sąrašas, pas ką rekomenduoja iš patirties eiti, pas ką geriau neiti ir panašiai savo patirtimis. Ar taip yra? Ar yra galima pasakyti, kad vieni iš tikrųjų yra labiau kompetitingi šią diagnozę nustatyti negu kiti? Ar norint diagnozę sužinoti, ar jį yra ar nėra, ar svarbu kokį specialistą pasirinkti? Trumpai klausimas. Abiem finale, bet kuris... Tai gal aš pradėsiu. Tai galiu pakomentuoti iš tiek vaikų psichiatro perspektyvos, tiek kaip dėstytoja, dalyvauju ir rezidentų ruošime, tai iš tikrųjų tenka studentams skaityti, tai tiek medicinos gydytojam, 5 buvo kurse, dabar 4 mes turim paskaitą aktyvumo dėmesio sutrikimo ir supažindinami su bendrais principais, žinoma, užsimiršta, bet jeigu žmonės pasirenka vaikų psichiatro rezidentūrą, tai yra nusprendžia po medicinos studijų specializuotis jau vaikų psichiatrijoje, jie tikrai turi daug praktikos turi būtent ambulatoriniai grandyje ir man tenka dirbti irgi su rezidentais ir jie mato įvairius tos atvejus, diagnostikos ypatumus, kaip tai atliekama, koks gydymas skiriamas, dalyvauja
apklausoj, vertinime, taip pat gauna teorinę dalį, tai išskirti, kad yra kažkokių atskirų dar ne sričių, negalėčiau, tikrai tai yra pakankamai daug dėmesio skiriama ruošiant vaikų ir paauglių psichiatrus. Tai iš suaugusių psichiatrijos pusės tai nėra net paskaitos suaugusių psichiatrijos cikle visam 4 metų apie aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, nes tik neseniai atsirado taigi suaugusiems šitas sutrikimas, o... Požiūris gal ar ne atsirado? Požiūris. Pats sutrikimas buvo prieš tai nebuvo. Tai jo, teisiškai jisai gali būti nustatomas. Indikacijos. Taip, visai neseniai, tik 2017 metais. Tai o programos, kadangi vis tiek kažkiek tai reikia laiko joms paruošti, tai neruošia. Ir neruošia ne tik Lietuvoje, neruošia praktiškai niekur suaugusių diagnostikos. Netgi dabar Amerikos aktyvumo dėmesio draugija kartu su Amerikos psichiatrų ir psichologų asociacijom, tik tai dabar Amerikos psichiatram ruošia gairias, kaip reikėtų teisingai nustatinėti suaugusiems šitą sutrikimą. Tai dėl to realiai visi, kas su tuo dirba, kaip sako, yra principė savamoksliai daugiau mažiau, arba turintis tik tai kažkokias patirtis iš užsienio kolegų. Ir daugiausia ruošiasi, kaip pasakyti, tokių grupinių mokymosi metodų vieni iš kitų. Ir tai yra viena iš priežasčių, kodėl manoma, kad yra dabar vykdoma ir hiperdiagnostika ir kodėl susidurėm su stimulantų trūkumu. Buvo pora krizių paskutinius porą metų, nes tiesiog neužteko visiems. Tai būtent dėl hiperdiagnostikos ir nebuvimo aiškių gairių. Nes šiuo metu, tarkim, taikomas DIVA 5 tyrimas, kaip pasakyti, kaip patariamasis. Tai daug kas užpildo į atneša ir sako, va, čia mano yra diagnozė. Tai DIVA 5 gaunamas teigiamas rezultatas, kaip pasakyti, turint 9 skirtingus psichikos sutrikimus. Tai jeigu DIVA gaunam teigiamą, tai galime žinoti, kad yra kažkas vienas iš 9, bet ar tai yra diagnostinis kriterijus, tikrai nėra. Ir dėl to irgi tai yra apsunkinta. Tai netgi pasaulyje nėra jokių normalių aiškių susitarimo gairių, kaip tai turėtų būti atliekama. Tiesiog yra šiek tiek pakeisti vaikų diagnostiniai kriterijai. Tai čia irgi viena iš problemų yra. Ir gal papildant ar ne, tai kaip ir minėjau, kadangi jau čia vaikų psichiatram yra lengva, tai ypač jeigu atvykstama laiku, mes galim kliniškai matyti visus tos simptomus, dažniausiai jau kabinete ar už durų, mes galime iš tėvų išgirsti, aišku, labai svarbu, kad tai būtų ne iš vieno šaltinio, tai kuo daugiau šaltinių, to geriau, tai kartais irgi ar nenustemba tėveliai, kad reikėjo ir PPT išvadas atsinešti ir galbūt būtų gerai dar ir ergoterapeuto kažkokius pastebėjimus ir dar kur buvę. Tai iš tikrųjų, kuo daugiau šaltinių turime, tuo geriau, nes turi pasireikšti simptomai įvairiose situacijose ir įvairiose aplinkose. Tai kuo vyresnis ar ne mūsų pacientas, tai tiek paaugliai, tiek aš įsivaizduoju ir suaugę, tada mes turim iš vis mažai šaltinių, todėl kad gal atvyksta patys, teko 17-mečius ar ne konsultuoti, jie tada pateikia kryptingą informaciją, o šiai dienai vėlgi kažkokio stebuklingo tyrimo, kurio kartais būna tikimasi, kuris leistų mums kažkaip tai nuskenuoti, padaryti kraujo tyrimus, peršvesti arba net testų kažkokių stebuklingų, kuriuos užpildžius, padarius ir mes matytumėm, dėja nėra. Tai tikrai labai imli laikui diagnostika net ir vaikų psichiatrui, todėl kad mes turime stebėti, turime kalbėti, turime susirinkti labai daug duomenų ir kalbant dar apie turbūt tos požiūrius, keičiasi, tai rodo, kad ne Lietuvoje, visam pasaulyje ir tik naujoje klasifikacijoje, kuri vadinasi TLK 11, išnyksta riba tarp vaikų ir paauglių ar ne to amžiaus, kaip aš mėgstu pajuokauti, tikrai ilgą laiką vyravo ta nuomonė, ne tik tai su aktyvumo dėmesio sutrikimu susijusi, su
tai ir su kitais sutrikimais, sakykime, autizmo spektro, tas pats selektyvus mutizmas, kuris su nerimu siejamas, kad suėjo 18, nuėjo miegoti, atsikėlė 18 metų ir viskas dingo. Baigta. Tai tik dabar tas požiūris visam pasauliu keičiasi, dėl to turbūt ir tie sunkumai tokie su diagnostika ir gydymu yra susiję. Aha, aš tik tai dar norėčiau nuraminti tėvelius, kad iš tikrųjų ne visada psichiatras kažką pamato ir tikrai būtinai kažką jau diagnozuos. Tikrai turim ne vieną atvejį, kada mes patys, pastebėję tam tikrų požymių, arba mokyklos išstudijavę dokumentus, nes kaip ir gydytojas sako, kuo daugiau šaltinių, tuo daugiau, mums yra požymių, Tai mes pastebėję tos požymius, arba perskaitę, kad tai kyla mokykloje, nes vaikas visiškai vienaip elgiasi, kada vertinimas atliekamas 1-ant-1 su specialistu, o visiškai kitaip jisai elgiasi, toje aplinkoje, kurioje yra labai daug dirgiklių, Tai būtent dėl to mes ir prašome kuo daugiau informacijos iš mokyklos. Tai tikrai, mes, kai rekomenduojame apsilankyti pas psichiatrą, tikrai žinokit, gauname atsakymą, kad ne, nieko nėra. Tai tikrai ramiai galite pasitikrinti ir tiesiog dėl pačio savo ramybės, dėl to, kad jūs žinotumėt, yra vis dėlto ar nėra, Nes kai mes žinom, kad yra, tada galim ir ieškoti tų pagalbos būdų, o kada tai yra tik spėjimai, tai ir lieka tik spėjimais. Šitoj vietoj turbūt irgi ta tema, kurią irgi labai norėjusi paliesti, yra ta maskavimo tema ir kiek jinai, čia suprantu, turbūt labai mažo amžiaus, jauno amžiaus vaikų, jinai gal mažiau aktuali, kiek vyresnio amžiaus vaikuose ar paaugliuose ar suaugosiuose turbūt yra didesnė, bet kuo daugiau žmogus gyvena su sutrikimu, tuo, ar pataisykit, jei ne taip, gerai, bet tuo jisai tarsi labiau prisitaiko, randa būdus ir ieško būdų savigydos, ieško savipagalbos būdų, tai vienais atvejais tai yra gal mažiau kenksmingi būdai, kitais atvejais daugiau kenksmingi būdai, tai kas vystosi ir priklausomybės finale, ar savižala, ar dažnai gal ir depresyvios ar nebūsenos iš to gali išsivystyti iš izoliacijos tam tikros ir savęs vertinimo prasto, nes ir tarkim tas pats stimming, jisai yra vienas, kuris yra matomas, kitas yra, kuris yra tarsi internalizuotas, kurio kiti išgirsti negali, bet žmogus viduje jį atlieka ir praktikuoja. Tai kiek yra, nežinau, kiek yra ar įrankių, ar būdų kažkaip prasiskverbti per tą maskavimąsi, kuris jau yra įsivažiavęs. Ar gali būti, kad žmogus negauna diagnozės, todėl kad jis tiesiog labai gerai prisitaikė ir sugebėjo maskuoti dalykus, rado sprendimus, kad jie nebetrukdytų išoriai? Tai jeigu žmogus prisitaikė ir nejaučia jokių sunkumų, tai jisai tikėtina, kad sutrikimo ir neturi. Mes kalbame apie sutrikimą psichikos ir elgesio. Tai jeigu jam viskas visada gerai ir jisai puikiai save realizavo gyvenime, tai net jeigu ir netyčia jis kažkaip atitiktų tos simptomus, tai neturėtų būti rašoma diagnozė tokiu atveju. Nes jinai turi paveikti bent 2 sritis gyvenimo. Tai jeigu visas gyvenimo sritis yra geras ir viskas žmogui yra gerai, tai tada tai nėra ir diagnozės, reiškiasi. O apie maskavimą kitais sutrikimais, tai patys dažniausiai turbūt suaugusio amžiam vystosi asmenybės sutrikimai, ypatingai ribinis asmenybės sutrikimas, kuris ir tuo pat metu labai panašus į aktyvumo ir dėmesio sutrikimą ir tuo pat metu vystosi kaip fonas toksai per vidinę tuštumą, impulsyvų elgesį, savęs žalojimą. Ir kitas variantas, jeigu, tarkim, būdavo anksčiau ir vaikystėje nedėmesingumo simptomai kažkokie, tai toks klasikinis mano pacientas tai yra vyrukas tarp 25 ir 30, programuotojas dirbantis iš namų. Tai jeigu randat save, tai...
Aš gal dar papildysiu, ar ne, kad labai kolega gražiai pastebėjo, kiek trukdo ir aš dažnai užduodu klausimą, ar ne, pameta daiktus, kažką pamiršta, labai daug veiklų nori daryti, ar tai trukdo. Ir jeigu vis tik vaikas viską spėja, jeigu tai nesutrikdo jo bendro funkcionavimo, galbūt vis tik tai yra ta normos riba. Ir kai mes sprendžiam apie diagnostiką, kai apie pagalbos lygius, tai, kaip jau ir minėjau, vaikų psichiatrijoje yra ta savoka bendras funkcionavimas ir kalbant apie medikamento, to paties paskirimo, jis turi būti sutrikęs daugiau, turi būti žemesnis negu 60 balų, ar ne? Tai kai tuo tarpu dienos stacionarą turėtų būti mažiau kaip 70 balų, tai indikacija. Tai rodo, kad funkcionavimas turėtų būti ženkliai sutrikęs visose arba daugumoje iš sričių. Čia yra testas, ar ne? Čia yra vertinimas. Tiesiog mes vertinam funkcionavimą, užduodami klausimus, patiriamų sunkumų. Tai kartais net ir nereikia tų klausimų, tie sunkumai atsispindi skunduose, ar ne? Jau ir kas dažnai lydi aktyvumo dėmesio sutrikimą, nes tai susiję su buvimu mokykloje, ar ne, neatsiejama, vaikas turi išsėdėti mokykloje, tai ir būna tas skundas, ar ne, kaip ir minėjau, prašo mokyklą namų mokymo, nori šalinti iš mokyklos, rekomenduoja gultis į ligoninę ar kažkokios panašios, tai jau irgi automatiškai renka balus dėl mano minėto funkcionavimo. Antra vertus, kalbant apie mokyklas, yra poreikia atsižvelgti į jų rekomendacijas. Vėl tai gana nemažai priklauso ir nuo pedagogo ir jo lūkesčių, ar ne? Kaip jisai tikisi, kokia bus jo klasė ir kaip klasėje jo moksleiviai elgsis. Ir vienam gal ir tiesiog gyvybingas vaikas, turintis kritinį mąstymą ir savo nuomonę, gali pasirodyti probleminis. Ir tada vėl tos rekomendacijos jos labai gali varijuoti priklausomai nuo paties pedagogo, galų gale ir mokyklos, ir santykio tarp tėvų ir pedagogo. Čia tiek daug yra dedamųjų. Tai kaip ir minėjau, dėl to ta diagnostika iš vienos pusės atrodytų paprasta, vaikas juda nesusikaupia, turi daug problemų, bet jinai yra ir pakankamai sudėtinga ir tai ir būna tie atvejai, kad tai, kas atrodo pedagogui, ne visada tai yra nuvertinant iš tos medicininės pusės ir dalis vaikų dėl to ir nebūna diagnozuojami. Jis yra toks, kažkaip man atrodo, dar vis tiek likęs, ypač pedagogų tarpe, įsivaizdavimas, kad tas vaikas, tai geras vaikas toks, kur matomas, bet negirdimas. Čia toks klasika, man atrodo, ypač mūsų kultūroje, tokio lūkesčio. Labai įvairios patirtis, iš tikrųjų tenka konsultuoti tuos atvejus, kur tikrai yra aktyvumo dėmesio sutrikimas, bet tas funkcionavimas ženklių sutriko pradėjus eiti 5 klasę, nes mokytoja be jokių rekomendacijų ir PPT vertinimo, jinai darė viską kaip vadovėlyje, jinai taikė planavimą, taikė paskatinimą, taikė užduočių išskirstimą, vaiko įgalinimą ir vaikas patyrė sunkumų, bet ne tiek, kad būtų kreiptasi pagalbos. Ir priešingai, dėja, tenka konsultuoti tuos atvejus, kai vaikas yra įvertintas, yra nustatyta diagnozė, yra pateiktos rekomendacijos, bet ne visada pavyksta atliepti tas rekomendacijas ugdymo procese. Ar tikrai norėčiau irgi paklausti jūsų, ar dažnai patirėte tokio pasipriešinimo iš ugdymo įstaigų, kad mes čia neturim nieko, mes čia neturim specialaus dėmesio, tikrai neskirsim. Neturim reikiamų specialistų, ar ne? Mūsų mokykloje ir taip daug specialių ugdymosi poreikio turinčių vaikų, ar ne? Aš visą laiką sakau, kas yra svarbu pedagogui, tai ar ne noras pažinti, priimti, suprasti ir padėti, ar ne? Tai čia yra pats pirminis dalykas. Šiaip dažnai, ar ne, aš tikrai suprantu pedagogus, aš pati daug metų dirbusi mokykloje, ar ne? Ir tikrai žinau, kaip sunku atliepti kiekvieno
vaiko poreikius, ar ne? Tačiau bet praėjo tie laikai, kada vaikai turėjo visi vienodai, gražiai tiesiai atsisėdę, sudėję rankeles ant suolo ar nesėdėti. Dabar mes tengiamės atliepti tų vaikų poreikius, kas yra labai natūralu. Jeigu mes neatliepsime aktyvumo ir dėmesio turinčio vaiko poreikio pajudėti, tai ką mes iššauksim? Netinkamą elgesį, nes jam fiziologiškai reikia tiesiog pajudėti, ar ne? Ir jeigu mes neteiksim to teigiamo paskatinimo, kaip sakė, ar ne, kolegė, tai lygiai taip pat mes eisim į kovą su vaiku, tada mes naudosim resursus savo, ar ne, tada mes eisim, ar ne, su priešprieša su tuo vaiku, tada sugriausim teigiamus visus santykius su juo, tai natūraliai tas vaikas irgi, ar ne, norės priešintis ir dar daugiau, ar ne, kils sakykime, sunkumų vesti pamokai, ar ne? O jeigu mes ar ne pažiūrėtumėm iš kitos pusės, jeigu mes pažįstam tą vaiką, žinom, kad tas vaikas gali susikaupti lygiai 10 minučių, ar ne, dabar tikrai didelis išsigelbėjimas yra mokinio padėjėjai, gaila, jų yra per mažai, ar ne, na, bet turim tai, ką turim. Ar ne, ir sakykime, jeigu žinom, kad gali jisai susikaupti tik tai 10 minučių, ar ne, ir nepadeda tos pasipriešinimo juostos, ar ne, nepadeda galimybė leisti vaikui tiesiog baigti užduoti atsistojus, ar ne, tai tada tikrai, na, galėtų mokinio padėjėjas, ar ne, išvesti iš klasės, leisti jam perbėgti koridoriui pirmyn, atgal pašokinėti, ar ne, ir grįžti į klasę, ar ne, toliau tęsti užduoties. Tada nesitrukdo ir visa kita pamoka, tada mes turim teigiamą santykį su vaiku, nes teigiamas santykis su šitais vaikais yra būtinas, ar ne, nes kitu atveju tikrai mes turėsim tą netinkamą elgesį. Tai tikrai, sakykime, kitas dalykas, tai, kas tinka specialių ugdymosi poreikių turinčiam vaikui, tai tinka visiems vaikams. Ar ne, tai čia irgi, kuo mes daugiau tų metodų naudosim, ar ne, tų pagalbos būdų, tuo geriau bus kiekvienam vaikui, net ir specialių ugdymosi poreikių neturinčiam. Aš šitą vietą tada norėčiau dar ergoterapeutės paklausti. Į jūs greičiausiai kreipiasi tėvai, turbūt beveik visais atvejais, ar kada nors kreipiasi ugdymo įstaigos kažkokių rekomendacijų ar apmokymų, kas būtų tikslinga? Tai turbūt mes savo iniciatyvą vedam mokymus mokyklose ir darželiuose ir galbūt per tas teigiamas patirtis paskui sulaukiam skambučių, tų tokių pirminių tiesioginių nesam gavę, bet būtent iš tos savo iniciatyvos rodymo esam pradėję tam tikrus bendradarbiavimus su mokyklomis ir darželiais. Kas svarbu, dar truputėlį gal papildysiu kolegę apie tą ir mokyklos pamokos pertraukos organizavimą mokytojams, kaip palengvinti, iš tikrųjų kartais net nereikia tų specialių priemonių, specialių pratimų, ar ne, jūs galit įtraukti tą patį vaiką, jeigu ten vyksta klasės valandėlė, reikia pasiruošti, leiskit jam sustumdyti tas kėdes, sunešti knygas į lentyną, sudėti, duoti visiškai paprasčiausius darbus, nereikia čia išmanyti kažkokių metodikų specialių, lygiai taip pat ir tėvams namuose, ar ne, aš tikiu, kad tikrai yra daugybė papildomų veiklų, ką turit veikti, ar ne, tai jeigu vakare grįžtat, ar ne, ir reikia paruošti stalą vakarieniai, tai tikrai nebijokit, paduokit, kad suneštų lėkštės, šaukštus, ar ne, visiškai paprastus dalykus. Tai lygiai taip pat ir mokykloje, ar ne, nebijoti duoti jiems atsakomybių ir jie tikrai jaučiasi tada svarbus ir naudingi jaučiasi, o tai vaikams tikrai labai svarbu. Ir jeigu dar mintį apie skatinimo sistemą, ar ne, jeigu jau mokykloje ar namuose įsivedėt skatinimo sistemą, ten pliusiukais, šypsenėlėm, tai skatinkit tinkamą elgesį, ar ne, nepamirškit, nes jeigu jisai atliko kažkokią veiklą ar mokykloje, ar namuose teisingai ir jūs pamiršot ir po valandos ar 2 prisiminėt ir uždėjot plius, ar ne, per tą valandą ar 10 minučių galėjo įvykti daugybė netinkamų elgesio, ar ne, ir ar ten gyvūno žalojimas, ar ten kažkokias nosies pakrapštimas, ar ne, tai ir paskatinsit šitą elgesį. Tai jeigu pamiršot, tai ir pamiršot, nebegrįžkit. Geriau nereikia tada nieko skatinti, tai stebėkit čia save, turbūt labai labai svarbus tas principas. Ir turbūt, kas svarbu, jų ir buvo čia paminėta, na,
neapibendrinti, ar ne, nes būti šiandien geru, būti mokykloje geru, negauti visą savaitę pastabų, turbūt misija neįmanoma, taip kaip mums duotų kas nors užduoti su nieko savaitę nesipykti, nežinau, ar visiškai ar nesupykti, tai ir neaišku, ką čia vaikas turi padaryti, ar ne, tai tos užduotis turi būti svarbiausia įveikiamos, tai jisai turėtų galimybę turėti ją įveikti, tai tas yra labai svarbu. Tada dabar, jeigu taip galvojant, ar ne, žmogui, pirmiausia, turbūt gal pradėtume nuo vaiko, jeigu štai tėvai įtaria, kad vaikui ar keliem yra dėmesio sutrikimas, koks yra tas idealusis kelias, ar ne, nes tų rekomendacijų yra įvairių. Tėvai tikrai pasimetę dažnai būna, tai čia reikia kreiptis į psichologą ar psichiatrą, pirmą į psichologą ar į psichiatrą, o taip apie tai iš viso būtina, gal galima į juos nesikreipti, eiti tiesiogiai, o ergoterapeutas iš viso, kam reikia, ar būtina ar nebūtina, kas yra tas idealus kelias ir ta seka, kuria būtų protingiausia šitą kelią pradėti ir kurioje vietoje jau sustoti, paleisti savieigai, ar vis dėlto iš vis nereikėtų paleisti savieigai? Čia man klausimas. Nežinau, kas galėtų į jį atsakyti, ar galbūt ir bendromis jėgomis tą eigą, todėl kad turbūt tokio apibendrinto plano nelabai jis yra dažniausiai ir pateikiamas. Vis dėlto pirmiausia, turbūt greičiausiai pirmiausia kreipiasi į šeimos gydytoją, ar ne? Tai turbūt yra keli variantai, jeigu pagrindiniai sunkumai vis tik kyla mokykloje ir gal net ir tie atvejai, kur nėra tas aktyvumo dėmesio sutrikimas, bet vaikas neatlieka užduočių, nesusikaupia, daug prieštarauja, tartum, ar ne, kyla sunkumai, kurie gali būti sąlygoti aktyvumo dėmesio sutrikimo, tai labai tikėtina, kad iniciatorius bus mokykla, tai būtent jie nukreips pedagoginiai, psichologiniai tarnybai, tai kaip ir buvo paminėta, tai nėra susijęs su sveikatos sistema, tai nėra diagnozuojamos diagnozės ir buvo minėtas dėmesio sutrikimas, bet daugiau ta pedagoginė sąvoka, nes mes kaip gydytojai tokio sutrikimo neturime. Ta prasme, diagnozės remiantis kriterijais tokios nėra, yra aktyvumo ir dėmesio sutrikimas. Tai daugiau ar ne kalbama apie sunkumus, tai tada kyla problemos mokykloje, šeima kreipiasi pedagoginę psichologiją, tiksliau mokykla nukreipia. Eilės didelės, kiek aš žinau, Labai. Gali užtrukti, gali per tą laiką naujų problemų atsirasti, bet, sakykime, apie tą kelią ir tada jau atlikus įvertinimą ir tikrai nekartą teko konsultuoti, kad pedagoginės, psichologinės tarnybos specialistai įtarė, ar negali atmesti, ar ne, ar norėtų pasitikrinti, ar tai nėra nebūtinai aktyvumo dėmesio, gal, sakykime, pirminė mintis buvo tokia, atliko pilną įvertinimą, kur tikrai dalyvauja eilė specialistų, psichologas, logopedas, specpedagogas, ar ne, ir atsirado įtarimų dėl autizmo spektro sutrikimo, ar nerimo, ar kitokių niuansų, ir tada jau rekomenduoja kreiptis į vaikų psichiatrą, ir čia jau pedagoginė, psichologinė tarnyba gali rekomenduoti, bet nerašo siuntimų, tai yra galimybė kreiptis be siuntimo, tai pagal gyvenamą vietą į polikliniką, ar ne, kur šeima prisirašius prie šeimos gydytojo ir tos pačios įstaigos psichikos sveikatos centre galbūt dirba vaikų psichiatras. Ne visos pirminės sveikatos priežiūros įstaigos turi gydytoją vaikų ir paauglių psichiatrą. Tokiu atveju jau turi būti rašomas siuntimas šeimos gydytojo arba vaikų ligų gydytojo ir nukreipiama tai vadinamai specializuotai konsultacijai, kurios Kaune teikiamos Kauno miesto poliklinikos centro padalinyje arba Kauno klinikose. LSMU ligoninės Kauno klinikose. Kitas kelias būtų, ar ne, jeigu mokykla
nepastebi tų sunkumo arba nurašo tėvų auklėjimui, tėvai įžvelgia vis tik, kad galbūt tai susijęs su kitais niuansais ir kyla įtarimų dėl aktyvumo dėmesio sutrikimo ar kitų sunkumų. Tada vėlgi tas kelias, jau kaip minėjau, po PT arba kreipiantis be siuntimo į savo psichikos sveikatos centrą, jeigu ten yra vaikų paauglių psichiatras, arba tada jau kreipiantis su siuntimu į specializuotai konsultacijai, tai vadinamai antro lygio konsultacijai. Tai finale iš esmės yra pirmas žingsnis vis dėlto yra psichiatras, tada yra turbūt ergoterapeutas ir tada psichoterapija, kaip suprantu, ar ne, patariama arba nepatariama, nusprendžiama eigoje. Tai pirmiausia, mūsų tikslas kaip gydytojų įsiaiškinti, ar tai yra sutrikimas. Pagalbos reikia ne tik esant diagnozei, kartais ir esant tam tikriams simptomams reikia pagalbos, kad jie nevirštų į diagnozę, pavyzdžiui, elgesio galbūt ar ne kažkokie niuansai, jautrumas, planavimo trūkumas ar ne, nesusijęs su dėmesio sutrikimu, bet trūksta kažkokios struktūros ir kyla prieštaraujantis elgesys. Tai diagnostika gali užtrukti, tikrai ne visada užtenka vienos konsultacijos, daug duomenų reikia, atliekami ir psichologiniai vertinimai ir tada jau būna taip, kad rekomenduojam kalbėti su mokykla dėl nukreipimo į pedagoginę psichologinę tarnybą, patys tiesiogiai nukreipti negalim. Skirtingi pavaldumai įstaigų ir taip pat vėl pagal situaciją elgesio korekcija, jinai svarbi, kad būtų atliekama nuolat, tas pozityvus, ta palaikomoji ir vėlgi priklausomai nuo situacijos taip pat gali būti rekomenduojamas ir ergoterapeutas, ir psichologas, kognityvinė elgesio terapija, šeimos terapija irgi kartais būna neatsiejama, nes tėvų tiek įtraukimas, tiek palaikymas ir tiek ar ne grąžinimas, tėvų nuimamas kaltės nuėmimas irgi yra be galo svarbus procesas. Taip, kadangi nedaug laiko jau labai lieka, tai tada trumpai tik tai gal taip fiksuojant taškus, tai tada turbūt irgi kiek kalbėjau tiek su asociacija ADHD, tai visada nepaprastai rekomenduoja ne paskirais atvejais, bet kiekvienu atveju bent vienai konsultacijai susitikti su ergoterapeutu, būtent todėl, kad viena yra gauti diagnozę, visai kita yra susidėlioti sistemą, kaip su ta diagnoze elgtis namuose ir kaip padėti vaikui elgtis mokykloje, kaip susitvarkyti, kad tai nebūtų vienkartinis pagalbos toksai, nežinau, sutviskėjimas, bet turėtų tam tikrą testinumą ir pokyčius taip pat elgesiui namuose ir mokykloje tam tikroms trajektorijoms kisti. Dabar kalbant apie suaugusius, kas yra svarbiausia suaugusiam kaip palaikymas, ar ne? Dažnai žmogus gal, nežinau, paskatintas tik antros pusės ar draugų kreipiasi, bet kas yra, kokia pagalba ir parama yra svarbu ir tęstinumas suaugusiam. Tai dažnai ateina jo ir savo norų ir paskatinti, ir smalsumo, ir iš to, kad jau blogai. Tai visą laiką mes pradžioj pasikalbam, pasižiūrim, kokia yra situacija, kiek žmogus turi resursų kažką keisti, kiek jisai nori keisti, kokius jisai tikslus turi. Ir tada prasideda įsivertinus viską, vat, ką pakalbėjau, bet labiausiai įsivertinus resursus, kiek jisai gali skirti laiko, kiek jis gali skirti pinigų, kiek jisai gali skirti laisvės, tarkim, pokyčiam kažkokiam tai daryti. Ir irgi bendradarbiavom su įvairiais specialistais. Tai, kas tuo atveju atrodo naudinga, tai yra tiek kineziterapija, tiek sportas, tiek mitybos suderinimas, tiek fitoterapeutas Edvardas yra vienas iš tų konsultantų, pas kuriuos aš siunčiu, jeigu reikia taiko medikamentinį gydymą, jeigu reikia taiko psichoterapiją, ar pas mane, ar pas kažką kitą, nukreipiu irgi pagal galimybės, nes iš skirtingų miestų atvyksta, kartais iš kitų šalių net. Tai
Tai tiesiog tas planas yra labai labai individualus kiekvienam. Sakau, pagal galimybės ir pagal tai, ko jie nori, ko žmogus pats nori. Ar jisai nori paimti ir pasveikti per dieną, tai tada aš sakau, gal pas kažką kitai. Jeigu yra realus apsisprendimas daryti pokyčius gyvenime, tai tada ir dirba. Tai taip, finale turbūt taip rezimuojant, kiek svarbus yra ne tik tai ta diagnozės gavimas, nes dažnai suvokiama, kad yra kelias iki diagnozės ir tada yra diagnozė. Ir, tai kaip ir viskas aišku, galim skirstytis maždaug, žinom, kad yra sutrikimas, tiek žinių. Tai irgi man buvo labai svarbu akcentuoti, kad ta pagalba, jinai ne tik gali, bet ir turėtų būti įvairias sluoksnė ir palaikymas reikalingas ne tik medikamentinis, kuris svarbi yra bazė, ne visais atvejais įmanoma ir prieinama, ar ne, tam irgi buvo svarbu pristatyti fitoterapeutą ir alternatyvius būdus su tuo tvarkytis, bet taip pat ir įgūdžių keitimas, įgūdžių lavinimas ir kažkokių įpročių keitimas ir tada turint vaiką finale gebėjimas advokatauti jo poreikius ir apginti ir išsireikalauti tai, ko galbūt jūs žinote, o pedagogai dar ne. Tai ačiū labai visiems, labai gaila, bet laikas šiandieną baigėsi. Tikiu, kad turėsime, jeigu ne čia, tai kitur renginių skirtų neuroįvairovei ir galėsime pakalbėti plačiau. Šiandienai labai labai jums ačiū ir ypatingai ačiū specialistams. Ačiū jums. Ačiū labai.